Protezuotų pacientų turinčių karūnėles, tiltus, implantus ir nuimamus protezus, individualios burnos higienos priemonės. Dantis turi 5 paviršius, 3 iš jų valomi dantų šepetėliu. Priekiniai paviršiai valomi sukamaisiais ir arba šluojamaisiais judesiais. Kramtomieji paviršiai valomi sukamaisiais judesiais. Vidiniai paviršiai valomi šluojamaisiais judesiais. Kitiems paviršiams valyti naudojamas tarpdančių šepetėlis. Tarpdančių šepetėliai būna 2 skirtingų minkštumų. Rekomenduojamas tarpdančių šepetėlis minkštesniais šereliais. Tarpdančių šepetėliu galima puikiai išvalyti tarpdantį tarp sujungtų vainikėlių. Tarpdančių šepetėlį įvedame į tarpdantį, ištraukiame. Vieną tarpdantį valome, kol ištraukiame švarų šepetėlį. Kaskart ištraukus nešvarų, jį nuplauname. Tai pakartojame visiems tarpdančiams. Tinkamą tarpdančio šepetėlio dydį pasirinkti jums padės burnos higienistas procedūros metu. Specialiu tarpdančių siūlu, vadinamu superfloss, rekomenduojama valyti po tarpine protezo dalimi. Jis turi kietą tvirtą galą, kuris padeda įvesti siūlą į tarpdantį, ir minkštąją dalį, kuria ir valoma gleivinė po tarpine tiltinio protezo dalimi. Traukiant siūlą pirmyn ir atgal valomas tarpdantis ar tarpinė protezo dalis, minkštoji siūlo dalis pašalins apnašas netraumuodama gleivinės. Burnos irigatorius – prietaisas, kuris naudoja stiprią vandens srovę, kurios dėka pašalinamos apnašos bei maisto likučiai sunkiai pasiekiamose vietose, ypač tarpdančiuose ir po tarpinėmis tiltų dalimis. Vieno danties šepetėlis naudojamas dantų kakleliams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms, vidiniams ir išoriniams protezo paviršiams valyti. Valomas kiekvienas dantis atskirai sekant danties kontūrą. Turint išimamus protezus fiksuotus ant implantų, svarbu valyti visas protezo dalis. Tai galima atlikti naudojant specialų vieno danties šepetėlį skirtą valyti protezams ant dantų implantų. Nepamirškite nusivalyti ir burnos gleivinėje esančių implantų dalių, ant kurių ir fiksuojamas protezas. Būtina nuvalyti liežuvį, tai atliekama valant nuo liežuvio šaknies link galiuko. Pakanka užsidėti žirnio dydžio pastos gabalėlį ant dantų šepetuko. Išimamus protezus valome be pastos. Jiems valyti taip pat yra specialių tablečių, kurias rasite vaistinėse. Burnos skalavimo skysčiai gali būti įvairūs. Po burnos higienos procedūros skiriamas 0,12% skalavimo skystis. Po periodontologinės operacijos gali tekti skalauti 20% skalavimo skysčių. Skalavimo skysčiai būna ir vaikams. Po implantacijos skalavimas specialiu skalavimo skysčiu. Po perio operacijos skalaujama 2 savaitės su specialiu skalavimo skysčiu.